kas dabar čia bus? Nieko, dėl tų 500, kai sakat, knygų garantuotų, užsakytų. Nu tai avansų, jeigu apmokėtų, ar negeriau būtų. Ir per 2 metų gali šitą atiduoti, tas knygas. Nu, Kaip šitą... matot, avansų tai dar neišleis. Aš sutinku, aišku, man tai geriau būtų. Bet tegul bent taip, kad aš žinau, kad jie man nupirks. Ir tik tai tau užtenka. Tai bagatai gyvena, tai apivartinių lėšų turit labai neturim, taip sakant, jų labai trūksta, bet aš žinau... Čia apivartiniam lėšom galėtum panaudoti. Aš žinau, tai reiškia, bet kokie, kaip pasakys iš karto, o gal tu neišleisi? Ir dažnai būna, dėl kokios priežasčių tų... Nu, tai juridiniam asmeniui dingti iš apyvartas, tai, nu, tai gerai, kaip leidyklai, tai juridiniam asmeniui... Taip, bet sakau, aš jau dabar jau kritinį atvejį imu, kad bent taip pirktų, jeigu kitaip negali. Bet čia prie dar 2008 metais apskritis buvo šito prasme, su Pavyzdžiui Kutakiu apskrities viršininku buvo kalba pasiūlyta. Taip, tai mes... Net vieta neprivlėta. Tai va, kitą savaitę einam pas tą būsimą ministrą ir šitą dalyką irgi sakysim. Ačiū.